Rugpjūtį startuosintis Pride krepšinio talentų kovos vaikų gatvės krepšinio turnyras aktyviai ruošiasi naujam krepšinio maratonui. Praėjusią savaitę Kaune buvo filmuojami reklaminiai turnyro vaizdo klipai, o filmavimuose dalyvavo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Ramūnas Butautas, krepšininkai Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis ir Šarūnas Vasiliauskas. Tačiau ryškiausia reklamos žvaigždė buvo pirmojo Pride krepšinio talentų kova turnyro nugalėtoja Ieva Kazlauskaitė. Tu gali būti naujas talentas. Viename iš reklaminių klipų, kuriame paaiškės, iš ko Ieva paveldėjo sportinius genus, filmavosi ir Ievos mama ponia Vaiva. Saulėtą dieną krepšininkai nestokojo geros nuotaikos ir puikiai jautėsi prieš filmavimo kamerą. Rinktinės treneris Ramūnas Butautas pertraukose tarp filmavimus su krepšininkais aptardamas LKL finalo seriją, filmavimo aikštelėje atrodė neprasčiau už patyrusius Hollywoodo aktorius. Neįprastame vaidmenyje pasirodžiusi Ieva neslėpė džiaugsmo galėdama iš arčiau susipažinti su garsiais krepšininkais ir išbandyti save naujame amplua. Filmavomės, reklamavom kitą Pride talentų kovą. Labai įdomu buvo, ypač su krepšininkais, dar labai linksmi žmonės. Aukšti, net negalvojau, kad tokie aukšti, prisijuokė viską. Labai daug Sprite išgėriau, kai filmavomės. Daugiau nei 800 konkurentų pernai nugalėjusi Ieva kviečia visus vėl dalyvauti Pride gatvės krepšinio turnyre šią vasarą. Stop.